Šiandien aš jums parodysiu, kaip susiorientuoti priėjus prie didelio pastato su daug durų, nes navigacija paprastai atveda prie pastato, prie kurių nors durų, tikrai nebūtinai prie tų, kurių man reikia. Kaip aš sprendžiu šitą problemą? Telefonai, kurie turi lidaro funkciją, jie gali padėti surasti visokius dalykus. Aš jau pačiam pirmam įraše rodžiau, kaip jie nuvedė mane prie mano pamestų akinių. Tai dabar šiandien aš jums parodysiu, kaip jie mane nuves prie durų. Kaip jis mane programėlė, tik šį kartą tai nebus InGAI, tai bus Magnifier, kur jūs kiekvienas ant iPhone'o ją turit. Kas turit iPhone'ą, tas turit ir Magnifierį. Ir kas turit Pro serijos iPhone'us nuo 12, tai jūs turit ir lidarą. Jeigu jūs turit lidarą, tai jūs galite pabandyti užsimerkti ir surasti duris pagal programėlės nurodymus. Bet pirmą aš turėsiu jas rasti. Vėl paspirtukai ir stulpai ir paspirtukai. Čia yra Raseinių gatvė. Čia yra mano šeinučiai pročiai darbą. Tai žinau šitą vietą, šitą šiukšlių konteinerius. Kai aš juos užuodžiu, tai žinau, kad praėjau maždaug pusę kelio nuo Basanavičiaus sankryžos iki darbo. Kągi, bandysiu parodyti, kaip susiorientuoti prie šito didelio pastato ir rasti man reikiamas duris. Atsidaro Magnifierį. Detection. Grožio salonas išnuomojamas. Skambinti telefonu. Toliau einam. Top gėlės. Sako, už 2 metrų duris. Man tai atrodo, gal arčiau net čia turėtų būti. Na gerai, pažiūrėsim dar, kuris nors yra duris. Avalinės taisykla. Čia yra drabužių siuvimas ir taisimas. Drabužių siuvimas ir taisimas. Profesionalios nagų priauginimo priemonės. Nu, pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad man čia reiks eiti. Paikim toliau, parodysiu, kaip tas duris čia atrodo viskas. Taip, nu tarkim, kad aš čia esu toli ir aš nežinau. Einam link durų. Rado, kad už 5 metrų yra duris. Čia yra apie visokį gėlį. 17 darbo laikas. Štai, aš priejau prie šitų durų ir aš jau galėčiau čia užeiti. Esmė yra ta, kad kuo aš esu arčiau durų, tuo jisai, tas garsas ir dažnėja, ir aukštėja, tas praksėjimas, kurį girdėt. Nu ir jis visą laiką skaito ten tą savo, kas ten parašyta, kad čia tipo gėlinis lakavimas, ten kažkoks frezavimas. Aš nesidariau niekada manikiūro, tai nežinau, apie ką čia yra kalba. Bet žodžiu, čia žinau, kad yra nagų priauginimo ten tas. Tai va. Tai va taip aš sužinau, kokios yra duris ir kokios yra paslaugos teikiamas šitam dideliam pastate. Dėkoju visiems, kurie žiūrite mano video. Dar tikrai turiu daug ką jums papasakoti, tad susitikime kitą kartą.